Tai mano santykis su mišku yra iš tiesų giliai įsišaknijęs, kadangi mano šeimoje miškininkystė yra vystoma daugiau negu 20 metų, tai aš tarsi su tuo užaugau. Dalis mūsų sąmonės ir gyvenimo. Ir ne veltui senovėje girios buvo šventas. Miškas visą gyvenimą miške, tai ir gamta ateini ir pailsėti, ir tuo pačiu prižiūrėti, ir sielai smagiau. Man tai pirmiausia yra būtent ateitis. Miškas yra gyvas turtas, tai nėra pirmiausia susijęs su ekonominė tam tikra nauda. Man gera pabūti miške, pakvėpuoti grynų orų, pasiklausyti įvairių garsų ir manau, kad tas santykis yra toks gamtos ir žmogaus. Tai yra būtent labai svarbus tas ryšys ir manau, kad vis dėlto mišką reikia prižiūrėti, medžius reikia pjauti, kirsti, tam, kad mes galėtume iš naujo jį atgaivinti, sukurti ir tai palikti ateičiai. Miškininkų čia reikia meilės, reikia paskaityti, reikia pasidomėti. Jeigu tik ateini į medį, matai, kaip jį nukirsti ir kiek pinigų jis kainuoja, tai tu čia visą gyvenimą gali būti ir netapsi miškinį. Koks tas grožis, koks tas malonumas yra galų gale. Kai tu pamatai, ką briedis čia šalia tavęs vaikšta, ir zuikis prabėga irgi, taigi visa čia ir yra ta meilė.